šiandien toks vyksta įdomus turnyras, 50 su 2 rebais, vienas turbūt prasčiausio olimpiko, nes labai nedaug žmonių prie rebaina, todėl būna labai maži stekai. Ir bent jau aš tai šiandien visiškai plaukiu, turbūt prisimokęs iš kitų stalo žaidėjų visokių įdomių veiksmų su 3-2 kortom ir panašiai, tai vėliuosi tokius bankus. Ir, žodžiu, labai šudinai jaučiuosi, šudinai žaidžiu per daug, per pasyviai. Kažkaip visiškai blogas žaidimas ir dabar yra pertrauka ir pas mane po pertraukos likę praktiškai tik 10 blindų ir bus dabar labai greitai viskas aišku, ar turėsiu didelį steką, ar iškrisiu. Šiaip labai nesu patenkinęs savo žaidimą, turbūt pats prasčiausias turnyras, kokį demonstruoju per šitą antrą savaitę ir pirmą, ir gali būti tiesiog dėl to, kad jau pavargau nuo šito biškį gyvo kazino. Žodžiu, tikiuosi, kad pavyks atsistatyti ir viskas bus tvarkoje. Taigi, apie vakarykštį turnyrą, kur čia prieš tai šnekėjau, tai, žodžiu, jis man pasibaigė iš karto po turnyrą, pačią pirmą ranką, atėjau, radau trejetus, sušavinau nuo Katafo į 2 žaidėjus, nes nebuvo smolo. Turėjau 10 bigų, buvo lygis su Anthem, tai manau, kad visai standartinė situacija. Pora, 10 blindų nuo Katafo su Anthem, tai turėtų būti profitable. Gavau kolą iš 10 tūzo 10, pralašiau flipą ir išėjau namo. Bet esmė yra ne tenai, esmė, kad visas žaidimas vakar buvo fucking tragiškas, visiškai tragiškas, ir kažkaip sugebėjau nukolinti tribetą su 3-2 suited. Neįsivaizduoju, kaip aš ten tą galėjau padaryti. Ir aišku, labai džiaugiuosi, kad atsiskleidė mano tas, sakysim, žaidimas ir psichologinis nepasiruošimas tokiam turnyrą kaip vakar, kuris buvo gana nebrangus. Ir grįžau namo, išsitraukiau didelį lapą popieriaus ir susirašiau visas savo klaidas, kurias darau dažniausia, kurios kainuoja man daugiausia, situacijas, kurios verčia mane įeiti į tiltą. Žodžiu, padariau savo gerą psichologinį ir techninę analizę ir tikrai nebuvau patenkintas tuo, ką pamačiau, kiek klaidų darau ir kaip lengvai pasiduodu, kaip lengvai išsimušu iš savo gero žaidimo. Tai, žodžiu, yra daug apie ką pagalvoti, daug ką reikia daryti kitaip. Tai nauji planai, naujos taisyklės. Šiandien laisva diena, šiandien Olimpikai vyksta cash game'as, tai aš pats nusprendžiau šiandien pailsėti nuo turnyrinio pokerio, pasianalizuoti klaidas. Iš tikro labai gerai, kad padariau tą analizę, nes pasimatė visos mano klaidos, visos negeros situacijos. Aišku, reikia perlipti ir per tam tikrą ego, kai tą darai, nes jeigu tu nori keistis, tai iš pradžių tu turi pripažinti, kad kažką blogai darai, kad darai klaidas, kad žaidi šudinai, o aš atėjau šitą challenge'ą su mintim, kad praktiškai turėčiau iš nuo pat pradžių gerai eiti, turėtų iškart prasidėti laimėjimais, ir dabar, kai taip neprasidėjo, tai reikia ir perlipti per save ir pripažinti, kad, reiškia, žaidimas yra ne tai, kad nesiseka kūleriai ir panašiai, bet taip pat yra ir daug mano paties klaidų. Ir tokių klaidų, kurios tikrai netitinka laiminčio pokerio, netitinka mano A-game ir yra toli nuo mano A-game. Tai va, dabar yra puikia proga susikaupti, išsianalizuoti, pailsėti ir rytoj grįžti su naujom jėgom į gerą turnyrą.